Uošvis net buvo sulankstęs man cūgą, kulisą iš pykčio, kad ansamblis net Povilaitis. Jo nebuvo, mes jau buvom žinomi ir garsus. Ir mane išgelbėjo nuo to boheminio pasaulio, į kurį ten įsitraukė. Nuoseklus girtėjimas, jis turėjo pačią sunkiausią, pats sunkiausias dalykas buvo neišeiti iš vaidmens. Labą dieną, jums taria Klaipėdos universiteto studentų langas ir aš, antro kurso žurnalistikos studentas Giedrius Petreikis, ir šiandien kalbinsiu Stanislovą Rezgevičių. Sveiki, Stanislovai. Labą dieną. Labą dieną, mėly studentai. Iš tikrųjų, ruošdamasis, kaip jūs pristatyti, analizavau jūsų biografiją, viską, bet žinokit, nesugalvojau, kaip turėčiau jūs pristatyti ir apibūdinti muzikantų, artistų, sklandytojų. Tai gal jūs pats 1-2 sakiniais apie save? Taip kažkada jubiliejiniam mūsų Nerijos ansamblio koncerte Zavaliauskas negalėjo niekaip pristatyti manęs. Juozas Zavaliauskas, Nerijos konferansas. Tai jisai irgi sakė, palaukit, kaip čia dabar? Trombonistas, muzikinio teatro artistas, solistas, lakūnas, ar kaip čia jisai. Tai va taip gyvenimas mano ir susideda iš 3 dalių. Kad pirmoji eilėje muzikantas, paskiau jau muzikinio teatro artistas, bet tai tarpuose visą laiką aš skraidau debesyse. Tai va, o taip esu klaipėdietis nuo 1956 metų, gyvenau Trinyčių gatvėje. Ta buvo mano vaikystė visa praėjusi ten prie Trinyčių prūdos su maudynėm, su pasiplaukiojimais ir su sklandymu. Kadangi ten 60 metais, kur dabar Tilžės gatvė buvusi, tai ten buvo aerodromas. Ir aš pamačiau pirmą kartą pakylantį sklandytuvą. Tai man net kvapą užtraukė, aš 14 metų, ar kiek 15 buvo, kad nulėkiau, o Dieve brangus, skrenda. Ir nuėjau prašytis į klubą, taip, bet jaunas dar, taip, bet vis tiek. Priėmė, tai aš ten mašiną šveisdavau, padėdavau dirbti, viską, paskiau paskraidindavo mane. Tai prasidėjo mano dangaus, kaip sakoma, kelias. Nes 63-ais, jau prieš pat kariuomenę išeina, aš išskridau savarankiškai. Pirmą kartą jau išskridote, ne? Vieną dieną instruktorius užsegė užpakalį sėdynės diržus, viską taip nustebau, atsigrįžau, sakau, o kas čia dabar, tai neskrisim? Ne, skrisim, bet tu vienas, o viešpatie, man nutirpo viskas. Toks vaizdas, kad aš neskraidžiau dar pats, aš tarsi jo ranką jaučiau, paskiau žiūriu, viskas normaliai. Pakilau, toks staliukas buvo pievoj, čia jis sėdėjo, instruktorius Peleckas toks rašė skrydžius, laiką, viską. Tai 2 kartus taip ir nutupiau šalia. Tai ten. Tai dar taip ir sakė, kad matai, kaip mažiukai ir jie tankiai mina. Nes aš pirmas išėjau iš tos komandos, kurie pradėjom kartu. Tai va taip prasidėjo mano kelias. Sklandymo kelias. Sklandymo kelias. O greta buvo ir kitas muzikinis kelias? Nebuvo dar. Nebuvo, 14. Neeinant tų, aš tik taip mamytę kopijuodavau. Mama mano pastoviai namuose sopraniukas buvo, tai Staselį aš per balių dainuosiu, sako. Aš dainuoju, mama, nereikia, žinai. O sopranas, tai kaip varo, tai aukštas tembras. Tai ten tie visi užsiima ausis, o aš tik dabar, kai pats tiek pradirbau 30 metų muzikiniam, suprantu, kad tai talentas, kad tai balsas buvo pas mamytę. Tai ten gražių dainelių daug girdėjau, tyliuoju vasaros metu į tokias. O aš paskiau, baba nupirko patefoną, gramofoną ir aš užsidėdavau italų dainininko Robertino Loreti Diskantoto vaiko dainas. Ir aš visas jo tonacijai nukopijavęs buvau, 1:1. Ir paskiau, kai aš skridau su sklandytuvu, tai visi klausė, kas ten darėsi, kas ten radiją turėjai pasiėmęs. O aš ten Devojko mala, bez mamogo grada, irgi išmokęs ten jugoslavų dainą tokią, ką traukiau, žinokit, tas skrydžio jausmas, jisai tikrai nuostabus.
Ir aš va dabar jau sulaukęs tokio 79 metų, aš tą patį jausmą patiriu. Bet dabar greitai atgal atšoksiu, kad turėtumėt vaizdą, kaip aš tą visą, tas muzikinis kelias, kaip prasidėjo. Aš parėjau iš kariuomenės, aš kariuomeniai dainavau. Toks mažas ansambliukas buvo, tarnavau kaip tam aviacijoje. Ir ten laiko daug buvo, tarp kitko, ir lietuvis, latvis, rusas, ukrainietis. Toks ansambliukas susidarė. Na, o aš tada tos visus rusų dainininkus jau buvau nuėmęs, pamėgdžiavau. Mišly Megamajam, Valerijo Bodzinskij. Nu, labai daug ten tų dainininkų buvo tais laikais. Estukas, Astas, man rodos, irgi mušė būgnais. Nu, tai vat, koncertuodavom, tai paskui su gitara, 3 gitaros, nuvažiuodavom į Maskvą, į siuvyklą, tas fabriką siuvimo. Ну, и там дойдут морями теплыми, омытая, лесами древними. Ну, тогда русишкой дойдем. И Наргас iš galo. Солдатик погромче, žinai, ten, garsiau kareivėlį. O ką ten, mikrofonas vienas tik tai. Tai va, tai aš jau su muzika ten susipažinau kaip, bet iš klausos viskas. Aš nė natų nepažinojau, parėjau iš kariuomenės, nežinau, ką daryti. Nu, čia visiems tai būna vyram, kad pareini ten, иди налево, иди прямо, сиди, стой, ten tas, viskas pagal komandą, tu niekas pats negali. Nu, ir čia parėjau namo, pačiam reikia išgyventi, pačiam kažkur eiti į darbą. Jėzus Marija, stresas didžiulis. Ir aš sutikau tokį buvusį muzikantą, amžinatelis irgi Montrimą, Albertą, tokį saksofonistą. Taigi tu turi klausą, sako, tu įstok į Šimkinę. Sakau, neturiu, aš nepažįstu natų. Tai aš tau atnešiu. Tai jis man atnešė knygą tokią ten, boso raktas, smuiko raktas, taip, ten, žinai, žiūrėjau. Nu ir ką, įsivaizduojat, nuėjau, visi eina iš tos, kaip tos, iš muzikos mokyklos daugiausiai, stodavo į technikumą. O aš po kariuomenės, vyras jau, ir eina stočinai. Ir ten, vat, jiem tą ir dainavau apie Indoneziją dainą. Kužmarskis buvo toks dėstytojas, paskiau, kas ten dar, nu, vienu žodžiu, ta komisija irgi, iš kur tai ištraukė tą dainą, sako, mes tokios negirdėję nesam. Sakau, nu, sakau, iš kariuomenės parsivežiau. Nu, paskiau su pieštuku ritmu, su Steksano, ten, nu, priėmė. Bet priėmė ir aš nenorėjau, aš norėjau instrumentą triubą pasirinkti, trimitą. Net tai trūko jiem trombonistų, ir mane paėmė į tromboną. Jeigu nori, priimsim į trombono klasę. Jėzau, aš nepasiekiu ten tos 7 pozicijos, galvoju, sakau, man rankos trumpas, netokių matėm, sako, groja viskas. Nu ir viskas, ir ten priėmė tada. Ir tik 3 metus pasimokęs, bet daug grojau. Jėzau, ir sūnus gimė tada 69-ais, amerikonai į mėnulį išlipo, tai vat, žymus metai. Nu, o jūs grojat ir grojat? Aš grojau ir grojau po 6 valandas į dieną. 2 iš ryto, tai aš galvoju, uošvis net buvo sulankstęs man cūgą, kulisą iš pykčio. Ir tada įvyko stebuklas. Tada, ne stebuklas, o atėjo toks Stepas Gricius, karinio orkestro, čia universitete, kur dabar universitetas yra, ten kareivinės buvo, tai jis dirigentas. Ir jis man pasiūlė, sako, Stasy, sako, mokysis, stipendiją gausi, ir pas mane, sako, dirbsi ir algą gausi dar. O aš taip sutvarkysiu, sako, viskas. Nu gerai, ir viskas. Ir aš tada išėjau pas jį. Ir 2 metus, nuo 70 metų grojau ten, tam orkestre, pučiamųjų. Smagu, gražu, koncertavom taip pat irgi daug labai, visi kažkokie tai paminklo atidarymai tenai, laidotuvės pastoviai, žinai, karininkų, generolų, visokių tenai, neputyvių. Nu, ir tada, va, įvyko stebuklas. Tada susikūrė nauja Nerija, 70 metais pirma buvo Nerija, 2 metus ten ir iširo. Na ir ką, tada beliko tik pas žmoną delegaciją nueit ir vadovas Beliauskas, Čiapas, kiti visi nuėjo ir įkalbinėjo mano žmoną, vaiks mažiukas,
2 metukai 3 ir reikia išvažiuoti. O tėtis į gastrolės, ne? Nu, mama, ta žmona, ne. Paskui, kai pradėjo aiškinti, kiek pinigų gausi, uždirbsi, tu pamatysi, atsistosi ant kojų. Taip. Na, ir vis. Tai mane, kaip sakant, tarsi avansų, 3 kurso studentą avansų paėmė, tikėdamasis, kad aš jau paskiausiai. Taip ir buvo. Aš ten ir po Vilaičio ausis išūžiau su tuo trombonu, nes jis visada klausdavo, sako, kur Gevičius gyvena, kokiam aukšte. 2 ir 10, man duokit 3 ir kokiam kairiai pusėje, sako. Nu, kad tik tai, nes jie miega ilgai, o aš jo ten jau varinėjau su tuo trombonu. Man vienu žodžiu, taip, mane prasidėjo kelias Nerijoje. Jau, ir kur tau reklama, čia tavo feisas visam mieste, žinai, Dieve, ten giminė jau irgi žiūri, kaip čia jisai dabar tik ką studentas buvo, dabar čia ką, filharmonija, ką tu paskelbė, kaip Lietuvos valstybinės filharmonijos vokalinis instrumentinis ansamblis, Nerija, Zabaliauskas. Tai. O mes tada, kai darosi užuolaidą, aš pasiūliau, sako, vyrai, davai šypsėdas. Ir taip, kai pradeda, visi šypsomės. Taip. Tokie, kaip sako, mes buvom linksmas, vaidybinis tiesiog koncertuojantis kolektyvas. Mes į Palangos Juzę vaidinom, ten patys susirežisavom, Juozas Zabaliauskas ten vedantysis buvo. Nu, paskui visi užmiršo, kad tai buvo, kad ansamblis net Povilaitis. Jo nebuvo, mes jau buvom žinomi ir garsus. Paskiau, prabėgo daug metų, Povilaitis, kada pradėjo savo autorinės jau kelią solinį dainininko, tai tada jis kaip išgarsėjo ir vis tiek visi prilipdė tarsi, kad Nerija. Bet mūsų ansamblio, o taip kažkaip tai jisai ansamblis liko užkulisiuose. Ir man tai pikta, todėl kad, aišku, aš taip ir televizijoje sakiau, bet jie tą iškirpo. Stasys, Povilaitis, čia, žinai, solidus, taip, ir tas anas, bet aš buvau, jie vėliau visi, o aš tai buvau tame pačiame juodajame periode. Ir šlovės periode, ir tarp kitko juodajam. Va tada mano gimė ir atsirado teatro artisto truputį kažkokias užuomazgas. Nes aš negalėdavau tuose banketuose gerti. Aš skraidiklį buvau pasiėmęs, pasidarė skraidiklį ir aš ją vežiodavau. Atvažiuodavau vietiniai skraidūnai, mano skraidiklį ant bagažinės ir mes įvarom į kalnus. Aš parvažiuoju iš tų alpinių pievų pavasariais, būdavo tulpės žydi. Pievas spalvingos, gražios, parvažiuoju į kambarį viešbutį, ten apmusėję chebra sėdi, o Jėzus, kokie jūs nelaimingi, jūs nematot, ką aš mačiau, kaip man perteikti tą. Aš tas akimirkas, tai yra buvo esmė mano to užsiėmimo, to, ką aš patiriu gyvenime džiaugsmą, kokį aš pasaulį matau, tai vertėjo ir laužytis, vertėjo, gerai, kad išgyvenau, kiti brangiau moka už tai, nesėdėjo užsibušė mano kolega, tai skaitykit, brangi kaina už tą dangaus džiaugsmą. O traumų esate turėjęs, jeigu jau apie tą kainą kalbam? Tai pirmą traumą, kai pasidariau pats skraidiklį iš Lenkijos žurnalo, Šidlata Polska buvo toksai žurnalas, susiradau, brėžinius radau, ir ką, lėkiau sportininkų gatvėje, sporto rūmai ir stadioną, ir iš tų šoliakartininkų nurašytas kartis, ten buteliuką, degtinės ar ko nors ten duodavau, ir man tas kartis davė. Tai tie šonuose būdavo kartis, o per kurią šoka jie, ten plonesnė padėta yra. Tai tą man į trikampį tą suėjo, kur valdau. Tai pasidariau ir vežiodavausi visą. Ir mane išgelbėjo nuo to boheminio pasaulio, į kurį ten įsitraukė. Vakarai, dieną, atvažiuoja vienas balius. Jau pasitinka, stalas, viskas, vyrai apšilimui, po taurelę tenai. O mane Beliauskas buvo paskyręs inspektorių ansamblio. Tai aš turėjau prižiūrėti tvarką. Tai kai aš įlipdavau į autobusą, jau išvažiavęs 4. Aš turėdavau pereiti per kambarius, paskelbdavau į koncertą, išvažiuojam 4 ten, ar 3 valandą, ar 5 būdavo visaip. Jeigu netoli, tai čia prie pat 1-2 iš to.
Tai aš įlipu, tai visi taip pakis. Į nuleidžiu, nes aš netyčia buvau įsitaręs, kad aš sakau, pagal akies mirksnį, aš jau žinau, kas kiek gėrė. Povilaitis taip, žinai, žiūri į mane. Į Zavaliauskas, taip būdavo. Jo, nu aš jau žinau, kad jau antra dalis bus šakės. Jau neišgros jie tikrai, neišdainos. Nu, bet Povilaitis turėjo fenomenalią savybę. Jis gatavas galėjo būti, bet jisai tekstą niekad nesumaišo, neužmiršta, absoliučiai. Vėl švieski man vėl, sušildyk rūko juostą, juostą vinklų. Vėl švieski man vėl, sušildyk tamsą naktį, tą juodą naktį. Vėl švieski man vėl. Na, vienu žodžiu, va taip, mano gyvenimas Nerijoje buvo linksmas, gražus, spalvingas, triukšmingas. Tas gyvenimas mano paskiau Nerijoje, kaip jisai baigėsi, tai tas pats buvo kaip kariuomenėje. Išėjau, a kur eiti, a ką daryti, trombonų tik moku groti, niekada daugiau. Nu kur, į pučiamųjų orkestrą. Nu žinau, kad ten irgi lesa gerai. Nu ir taip, nenorėjau, ir taip, galvoju taip. Ir paskiau Šarūną Juškevičių sutinku, 87 metai, tas teatras muzikinis renka kolektyvą. Jie dainavo liaudies operį, Donskovas ten buvo irgi, bet jis jau pabijojo. Jis sako, nenoriu ten iš natūrų reikia dainuoti, sako, aš ir jis nėjo. Nu, o mane pasikvietė į viršų, do, mi, sol, do, sol, mi, do, ir kiek paimsiu ten antras tenoras ir į chorą. Ir priėmė. Ir įsisprendė mano tik tai, kaip įsisprendė moralinis toksai, kada aš vėl turiu darbą, valstybinėje įstaigoje, viskas normaliai, žinai, taip. Bet kai atlyginimai, tai tas pats, kad išklausyti gerą baiką kažkokią, juokas paimdavo, matai cifrą po Nerijos. Ten aš ateidavau į parduotuvėje, aš niekada neklausdavau, kiek kainuoja. Man to reikia, to, žinai, perku. Pilnas kišenės, aš kaip inspektorius gaudavau dar plius, o paskui aparatūrą kraudavom, tai dar po 2 rublius, kada už rublį mes sąjungoje ar kur nors gastronom pavalgyti, pietus galėjai krūtai jau gerai už rublį. Nu tai įsivaizduoju, kokios kainos buvo. O čia atėjau, kaip, tai labai liūdna buvo, žinai, pradžioj. Tai tada į Kalėdų senelių pradėjau eiti. 10 metų kokią Kalėdų senių dirbau. Tai va taip prasidėjo mano antra scenos pusė dalis. Ten aš nuo scenos tarsi nenulipau. Taip. Nuo ten, ar 1,5 mėnesio tai buvo, kiek, nes tais laikais mes visi saugojom tuos metus stažo. Kad nenutrūktų ten taip, aš jau toksai irgi žiūrėjau į priekį. Pasirodo, kad ne veltui aš stengiausi taip, kad reikėjo susirinkti stažą taip į taip. Bet aš toksai visada buvau nenoram. Kaip mama sakydavo man, kad Staselį tavo galvoj vėjai švilpia. Galvoju, Dieve, mama būtų gyva. Točna, tiksliai, švilpia. Visą laiką švilpia. Tai va. Tai aš ten teatre irgi, tai repliką paleidžiu, tai da kažką, tai taip, tai ten ir viskas kaip nuosprendį, žinai, viskas į mane jau pradėjo varyti į visus spektaklius, viskas, paskui jau karalių vaidinau Peleniai. Šarūnas Juškevičius, tai jis turėjo pagrindus, jis žinojo, nuo tėvo savo Juškevičius Balio, žinai, jau paveldą tokį iš kažkaip tai. O aš nieko, absoliučiai, aš laukinukas, aš atėjau, žinai, ir paskiau ten pasipylė tų vaidmenų jau ir labai nemažai mane, po 3 netgi vienam spektaklį. Merė Popins aš 3 vaidmenys vaidinau, tai išprotėt galim. Paskui Grafė Liuksemburgė, taip pat 3 vaidmenys. Užkaišiodavo visą skylę, žinai, tai ten mažiukas, spėsiu greitai persirengti, ir išeini jau sulinkęs koks nors, dar kažką ten. O koks vaidmuo labiausiai per karjerą? Per karjerą labiausiai man įsiminė Linksmoji našlė Leharo. 3 veiksmai, aš diplomatijos darbuotojas. Diplomatijoje irgi, kaip sakoma, ten ir patarnauju, ten popierius nešioju, ten ta.
Gilys vaidino pagrindinį vaidmenį, Balsytė vaidino, nu, ten visi žinomi, tai tuo metu teatro solistai visi. Ir mane, aš mažiukas tas toksai tarp jų ten sukinėjus, ir man irgi reikia visą laiku atnešti kažkam. Tai ten skrybėlės su lasdele, tai ten indą kažkokį, tai išgerti ten, dar ką tą. Ir aš per 3 veiksmus, aš visą laiką turėjau, kad žiūrovai matytų, kad aš išgeriu. Ir va tas nuoseklus girtėjimas, jis turėjo pačią sunkiausią, pats sunkiausias dalykas buvo neišeiti iš vaidmens. Nes tu, kai aš kartais netgi pastebėdavau, dabar jau nėra tai, kad žmonės išeina iš vaidmens, net filmuose kartais praranda charakterį savo. Čia krūtas buvo taip, o paskui toks minkštas kažkokiu momentu tenai, žinai, jam netinka. Tai vat man taip ir pasakė. Adomarks Stasys sako, Staselį, nu tai, aš sakau, maestro, nu, žinot mano santykį su alkoholikais. Sakau, tai kam daugiau aš duosiu tą vaidmenį, kad tu visą laiką buvai tarp jų ir matėjai, kaip. Nu, sakau, dieve, nu va, ir vaidinau. Ir tai vat, pirmas veiksmas nedaug, antras daugiau, o trečiam aš jau visai. Va, žvairas, vaikštau ten, žinai, su vėduokliai ir užpakalį vedinuos, nes ten, nu, prisigalvodavau paskiau pats. Ir paskiau Paryžiaus katedra, ubagas, kaip sakom. Nu, tai va, su Kučinsku ten. Žiūriu, susitikom, va. Buvom Nerijoj, tai va, sakau, buvom. Edmas, sakau, labas. Žiūriu, jisai Kvazimodą vaidina. Nu, kiti sako, nu, o čia tavo vaidmuo, žinai. O mes jį kažkada taip, žinai, nu, gal neužpyksim. Nu, čia studentai, kiti net nežino. O jis jausis biškį, ir, nu, mano irgi nemažas, bet ten tai tokios neblogos, mes jį Ušastikų vadindavom, žinai, toksai. Ir jį, kaip to, toks vardą tokį buvom davę, tokį, žinai, nes jis tai su to ploščiu, skrybelė, akordionas, savo kelią, kai pradėjo po Nerijos. Nu, tai va, ir susitikom, tai ten. Ir ubagą teko vaidinti, žinai. Tai dar išėjęs iš teatro, jau 30 metų atidirbęs, pagal sutartį dar, tai vaidinau smuikininką, į Paryžiaus katedrą vaidinau, ir paskui dar operetinės dainų festivalis buvo Latvijoj, tai va, Domarko jubiliejui Palangoj, tai dar dainavau, tai aš išėjau praktiškai tik tai 20 metais jau su teatru viskas buvo. Taip. O nuo 87-ų, tai va, geras gabalas. Įspūdinga karjera, aš kiek žinau, ir apdovanojimą gavot. Jo, pasivijo kažkaip tai pavėluotai, ne, ten esu gavęs ir laikrodį gavęs, žinai, ir ten padėkas ir iš ministrų ten įteikė ten taip ir taip. Manęs buvo, aš nebuvau pagrindinis, bet manęs visur pilna buvo. Visi plyšiai, viską, kas buvo užkišta Rezgevičium. Tai dar 70 sulaukęs, statėm Makaronų operą teatre, tai aš ten lakščiau kaip pacanas, kaip paauglys, koks turėjau lėkti į salę, ten cypti visais balsais, ten pamėgdžioti triubą, trimitą pamėgdžiojau, ten tą, na, ir į sceną, nuo scenos į orkestro duobę reikėjo bėgioti. Iš Vilniaus ten tiek klausė, kas tas Šustras, sako. Tai čia 70 metais. Ką? Tai paskiau 70 metų. Statėm Romeo ir Džiuljetą ir europinis projektas. Tai aš pirmą kartą pasijaučiau tikru artistu. Kad už spektaklį, babach, 500. O, tai aš vaikščiau. Kai man sakė turtuolį kažkada vaidinti, sakau, blin, nemoku, aš sakau, aš visą gyvenimą toksai, nu, ne žemiausiai socialiniam lotelį, bet nu, tokiam jau neaukštam labai, sakau, man duokit 100 000, sakau, aš noriu pasišvaistyti. Vat tada aš įsijausiu vaidmenį. Žvengėt, nu nieko savo. Kaip klausėjais, ar koks įsiminė daugiaus linksmoji našlė, kadangi aš nesenai dar tik tai buvau kaip jau įtrauktas į grandį solistų, o paskiau smuikininkas labai sunkus. Jisai sunkus, bet malonus. Amžinatvysis režisierius Šurmijus iš Lenkijos, jis taip sustigavęs buvo tą spektaklį, kad mes šokom, dainavom ten taip, kaip visi
nieks nesipalaiduodavo, tai neleido savo nei vienas, nes jisai stebėjo kiekvieną. Ir vieną iškart pamatė, eik lauk. O ką aš padariau, ką? Tu ne scenai, tu kažkur kitur plauki, eik. Kada nors ateisi, gal priimsiu. Vat šitas irgi įsiminė, kaip pats toksai dvasingiausias, pats toksai man įstrigęs daugiausiai ir daugiausiai suvaidintas be pakaitalo, aš vienas ėjau. Nu, o pats nemėgiamiausias, jeigu taip sakyti, tai Veronika. Kodėl? Kleboną reikėjo vaidinti. Nu, į tą tokį bjaurų. Aš sakau, Vaitkus, Jonas statė tą spektaklį, aš sakau, nu iš kur jūs matote, manyje, kleboną, sakau, nu tiesiog neįsivaizduoju, sakau, nu kokia čia pas jūs fantazija, kaip, Jėzau Marija, galvoju, nu ar aš, ir taip rėkt reikėjo man paskiau ten, už tokį nusikaltimą reikia akmenimis nudėti, žinai, ten jau išeinu, kaip čia, visai savęs nebelaikau, žinai. Tai aš jo nelaukdavau niekad to spektaklio. Ir reikėjo Vilniui, operos baleto teatre. O Dieve. Tai toks nemėgiamiausias mano. Toliau vaikiški visi irgi labai patenkintas, nes vaikam tu turi būti nuoširdus, kaip žaisti su jais. Kartais smagu būti neįspraustam į jokius rėmus. O kai tik tave įspraudžia į rėmus, tai viskas. Jau tada tu prarandi dalį savęs. Tai reiškia, biškai reikia pasileisti kartais. Tai gal čia iš to ir tas sklandimas atsirado, kad jūs nenorit savęs į jokius rėmus įsprausti, ten aukštai, laisvė, oras, pats nuo savęs tik priklausomas. Aš tiesiog keliu tą klausimą, kas nekeista, mes maži visą laiką, kodėlčiukas mus vadina. Ir Povilaitis dainavo net dainą, kodėl, ten kažkas buvo iš to toks tekstas. Tai aš mažas suprantu, aš tik pradedu gyvenimą. Kodėl, kaip čia dabar saulė, kur jin dingo, ką nuskendo jūrai, ar ką, ar ten žinai, tavo žiūri, daug klausimų, tau kasdieniniam viskas daug. Taip, bet įsivaizduojat, dabar aš jau pasenau, man dar daugiau klausimų. Ir dabar rimtesnių kyla klausimų. Jėzu, aš kodėlčiuks tapau, bet čia ne dėl to pradėjau skraidyti. Aš gulėdavau smiltynėj ir žiūrėdavau, kaip žuvėdros nemojuoja ir sklendžia. Jėzu, aš taip žavėdavausi, kaip čia juos įnuvarė. Taip smagu. Vienas dalykas. Kitas dalykas, toks saldus kerštas aukštaūgiam. Nes jie visą laiką į mane, mokyklai man sprigta į galvą, mažiau pasitrauk. Jėzau Marija, užknysdavo, tai aš paskui nuėjau ir į boksą, ir imtynės lankiau viską, paskui sutvarkiau vieną 10-toką, būdamas ten, aš 6-tokas. Tai žinai, nelyskit prie manęs, sakau, žinai. Tai va, tai aš kaip pakylu, bet šiaip tai matyti jau tas grožio supratimas, man kažkaip nuo mažens buvo. Aš debesėlius žiūrėdavau ir man gražu, kai gandras sklendžia, arealis, kai sklendžia, žolę pamatau, viską. Jau, būdamas, atrodo, dar kur niekas net nežiūri, žiūri tik į panas, eina į merginas. Aišku, man irgi taip pat patikdavo žiūrėti, bet va, tas nepalikdavo, man kažkaip nepraeidavo pro mane. Pasaulis, jisai visą laiką mano akise būdavo. Ir jisai gražus buvo. Visą laiką aš matau gražų pasaulį. Ir dabar, va, tai aš visą laiką stebiu. O dėl to, kai aš susilaužiau tą koją, gulėjau Radviliške ligoninį, nes ten, kai nuvažiavom su Nerija, mėtausi biškį, bet atgal sugrįšim. Tai kai aš tą koją, aš išvežiau visą ansamblį. Lazą pasiėmėm, susodinom, jūs, sakau, futbolą pažaisit, kol aš susiruošiu, kol ką, paskiau galės pažiūrėti, kaip skraidau, žinai. Tai va, tai tam, kai man nulūžo koja, tai kai jie pamatė, kai triokštelį, ten tas su žiguliu traukė, ten, savižudybė, tikrai. Ir aš ore, kai buvau, man išlindo tas, išsprūdo tą sėdinikė, o tą sėdinikė, va, toks ratukas, virvė, čia mazgas, ir viso, sėdžiu, va, ir už to trikampį, ir mane traukė. Ir paskui už mišką išvažiavom, ir kažkaip taip sukrypo vis. Ir aš į žemę einu,
Ir aš, durniuks, nežinojau, aš geriau būčiau su viskom kritęs, bet man pasirodė, kad man tie vamzdžiai sulys ar ką, aš paleidau ir šokau. Šokau, pataikiau ant kaubrį tokį. Tai, koja trekšt, kaulai į žemę, ir viso, aš sėdžiu, šokas, nieko, tarsi neskauda, nieko, o taip, nuo kaulo žemės, tas spraigau, žinai, atbėga į čiapas ir išsijungia į nolpą, tribočius. O Antanas Čiapas, ir kiti įkėlė į mašiną, vienu žodžiu, mane nuvežė į tą ligoninę. Ir vat kada aš, prie ko vedu čia dabar, prie savo to grožio sampratos, aš gulėdamas, ar keturiese gulėjom palatai, aš taip žiūriu, ir man tokie charakteringi tie žmonės, tokie, vienas buvo pagerintis, nes aš pastoviai vakarais išgirdau, kliuk, 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 jau atnešę Vinčenco jam, ir jisai ten, ir paskui pasidalindavo jie taip, ir aš taip žiūriu, galvojau, nupieščiau, nešiuos kažkodėl tai. Tai va, kai gulėjau ligoniniai, žmona atvežė sąsiuvinį pilną baltų lapų, paprastą pieštuką. Ir pradėjau. Pirmą jos nupiešiau, ten, tuos visus savo, kiek gavos, kiek nesigavo, ten lavinau, o paskiau paprašiau žmonos, tais laikais buvo Aganiokas, žurnalas rusiškas. Ir ten labai daug būdavo pastoviai reprodukcijas žinomų, dailininkų paveikslai. Žinai. Ir aš pradėjau kopijuoti. Ir paskui dabar kabo namuose ir Čiurlionį nusipiešiau, Bethoveną nusipiešiau, paskui Siksto Madoną, taip, paskui visą ansamblį perpiešiau. Vienu žodžiu, pradėjau piešti, paskui tokias 2 studentės ateidavo pas mus gerbėjos. Ateidavo ten, 2 pasirodė dailės mokyklos, tos, žinai, studentės buvo. O aš vieną kartą sakau, viešbutį padarysiu parodą. Ir iškabinau kokias 20 savo tų tokių, paprastą paišymo lapus, tokius, žinai, ir prisegiau. Jie žiūrėjo, sako, taip, čia antro kurso, sako, studentai visai neblogai būtų jau. Sako, taip, Tai va, tai ir tas piešimas, tas žiūrėjimas, grožėjimasis to, man dar žmonėse būdavo, aš matydavau. Aš einu, bandydavau atspėti, koks charakteris to žmogaus, ar jis blogas, ar jis geras, ar aš jį lengvai nupiešiu, ar ne. O šitas tai lengvai, nosis, tokia va, arba su kumpa kokia, kits dar tokia. Kažkas charakteringo, tai yra labai lengvai. O kada toksai išplaukęs ir iš vis nieko, o sunku tada. O pas daugelį, tai barzdos, tai ūsai, tai anas, tai tas. Taip įžiūrėdavau. Kaip vat yra zyziančių ir verkiančių Facebookuose, socialiniuose tinkluose visokiuose, visi tenai. Viešpatį, galvoju, jūs nevertinate tą, ką turit. Aš galvoju, turiu rankas, turiu akis, ausis, matau, jaučiu, girdžiu. Tai kuo daugiau reikia? O yra žmonių, pažiūrėkit, kokių nelaimingų. Taip, o aš viską turiu. Kas, kad mažas. Tai gerai, nueinu, sutaupau pinigų iš vaikiškų. Man pirkdavo žmona visą laiką iš vaikiškų. Ir kas keiščiausia, kad mano žmona mane supažindina su būsimąją mano kitą žmoną. Čia Liepų gatvėje dirba ir ateidavom rūbelių pirkti. Sako, gal džemperiuką. Ten tokia, jinai dirbo, mano birutė, ir jinai buvo vedėja tos parduotuvės. Tai man kokį iš Vengrijos, Čekijos kokį švarkiuką, džemperiuką, ten paltuką, plaščiuką, ten, žinai, ir nusipirkdavom. Ir paskiau po daug metų taip likimas suvedė, kad dabar jau 20 metų su ją kartu. Kokia dar viena istorija, bet anksčiau truputėlį sugrįžtant, tai visą gyvenimą jūs lydi tas toks pozityvas, kaip požiūris, ne? O kas nepagalvotų iš šalies, kad aš Nerijoje jaučiausi po 82 metų, pats nelaimingiausias žmogus buvo. Nes tada, norėjau sakyti, tarp mūsų kalbant, mėly studentai būna ir taip pat, kad tarsi skamba daina, vėjasi akordai, muzika, plojimai, viskas, o tu nelaimingas. Ir paskiau jau, kai matau, kad Nerija jau mes tirpstam, kiek galima, tiek metų jau vis tiek. Ir be to nesugebėjau atrinkti kolektyvą naujai, atsinaujinti, vertus tos scenos.
Nu, kažkaip tai surankėjo tokius, kurie nevertino tai, ką turi. Nevertino nei darbo, nei atmosferos, nei tos charizmos, kokie ten kažkada tvyrojo tame ansamblyje. Ir pradėjo gesti. Ir aš ir eilės pradėjau kurti. Ir ketureilius rašyti visiems. Tokias vos nepomirtinės jiems ten rašydavau, žinai, įsiutęs. Nu, tiesiog baisu, man nebesinorėjo gyventi. Ir aš buvau vienu metu ant ribos jau, žinai. Dieve, koks tas gyvenimas gražus. Tai aš galvoju, kad taip žmonės daug sureikšmina savo buitį, kažką reikalus, svarbiausius, viską. Ir jie užmiršta, kad tau dovanotas gyvenimas, nu ne tai buitis, bet tu prisimink, kad tu iš milijono kažkada mamos iššiose kažkur tai konkurencija buvo didžiulė ir tu laimėjai. Tu vienas ten nušliaužiai kažkur tai pravarėjai ir tau dovanotas gyvenimas. Tu didžiausią aukso puodą laimėjai. Ir zysti eiti ir tas, ai, man čia, blemba, Petrui paskolinau ten, tu įsivaizduoji, 2 metai neatiduoda, va tokie visokie reikalai. Tai kaip turi tos patirties, viską matys juodo balto, tai gal pabaigai tada, ką jūs norėtumėt palinkėti va tiems Klaipėdos universiteto studentams? Pirmoje eilėje motyvacijos. Gyvenimui motyvacijos. Kai prasideda tavo tik kelias, va. O studentas tai tik prasideda kelias. Toks jau tikrasis kelias, kada tu jau sprendi, kuo tu būsi gal, jau žinai daug maž. Tai reikia surasti motyvaciją. Į galų galę reikia žinoti, ko tu nori iš to gyvenimo. Kaip tu jį gyvensi, žiūrėti į priekį. O ne tik dabar, kad kažkas, va, šiandien eisiu ten, mes su draugėm padarysim ten, vakarniu kažką, Ne, reikia projekciją padaryti į priekį ir dar geriausia turėti svajonę. Aš, atsiprašau, kai pradėjau skraidyti, dar sugrįšiu, kai pradėjau skraidyti, aš pamačiau tą visą Europą, į Turkijoje skraidžiau, visur ten, žinai, pabuvau. Galvoju, viešpatie, vis tiek kaip gerai, mano tas pomėgis, jis man pakeitė gyvenimo tokį, įgavo prasmę gyvenims. Bet kitas dalykas yra, kad jauni būdami, mėly studentai, sveikata ir visas jūsų stovis, jisai nėra amžinas. Jį reikia puoselėti, reikia žiūrėti. Tai va aš studentam tik tai palinkėčiau, kad dar į tą galvelę kuo daugiau susikrauti žinių, bagažą turėti, kad tavim niekas nemanipuliuotų, kad tu turėtum savo nuomonę, savo viziją, savo pasaulėžiūrą. Tai va tam reikia mokslo. Ir kiti mokosi taip, kad tik tai, žinai, aukštas diplomas, čia tas. Ne, reikia dėtis į galvą viską. Nes dabar tai aš veltui, kaip sakoma, mokiaus, dar man mokėjo. O dabar daugelis tokius pinigus moka. Tai viešpatie mano, tai čia tokia motyvacija yra. Ir tėvų paklausai kartais, kiek jie vargšai pasiblogina savo gyvenimą. Tai va, aš palinkėčiau studentam, kad sėkmės moksluose ir būkit žmonės, kaip sakoma, iš didžiosios raidės. Tai ačiū Jums už tą tokį nuoširdų išsamų palinkėjimą ir taip pat ačiū už visą nuotaikingą, charizmatišką ir tikriausiai neprailgusi mūsų pokalbį. Tai su Jumis buvo Studentų langas, ačiū ir iki pasimatymo.